Kaip jautiesi darbe? Tele2 verslui pristato tinklalaidžių seriją apie emocinę gerovę ir emocinį atsparumą versle. Šioje laidoje girdėsite pokalbį apie perdegimą darbe. Laimės tyrinėtojas Almantas Zulkys kalbina verslo psichologę Ugnę Juodytę. Sveiki, mėly klausytojai, čia prie mikrofono Almantas Zulkys ir šiandieną kalbinu verslo psichologę Ugnę Juodytę. Labas, Ugnė. Labas. Ir aišku, šnekėsim temą, kuria jau daug šnekėta, bet pabandysim sudėlioti visus taškus ant i ir aišku, kalbėsim apie perdegimą. Ir man Ugnė, tiesą pasakius, užsiminė, kad jinai yra labai giliai šitoj temai ir netgi knyga yra rašoma jos pačios. Kada knyga, Ugnė, išeis? Na, žinai, čia, kaip sakoma, tuoj. Tada, kai padėsiu paskutinį tašką, tada jinai ir išeis. Tai aš manau, kad 3, 4, 5 mėnesių bėgyje kažką apie tai išgirsim. Puikiai, gerai, labai laukiam. Ugne, pirmas klausimas apie perdegimą, nes norisi tokio, žinai, aiškumo. Kada stresas, nes mes visi stresuojam, kada stresas tampa tuo perdegimu? Aha, taip, čia labai geras klausimas, žinai, jeigu taip supaprastinant, tada, kai tampa tas stresas ilgalaikiu, tokiu chronišku, kaip sloga sako, chroniška sloga, jau blogai reikia ką daryti, ar ne? Tai kai žmogus nebeturi galimybių ir resursų tiek fizinių, tiek emocinių, tinkamai susidoroti su tuo streso poveikiu. Ir kas yra svarbu turbūt, kad taip nėra, kad perdegimas jisai, kaip iš giedro dangaus, ar ne, visiškai nutinka. Taip, kartais žmogui būna toks jau paskutinis taškas, panašus pojūtis, bet iš principo tai yra toksai laipsniškas perėjimas nuo tiesiog stresinių situacijų iki jau perdegimo. O tai dabar, žiūrėk, Ugne, vis tiek bandau dažnai išklausti tavęs, sakai ilgalaikis, tai irgi norisi klausytojam paminėti, kas tas ilgalaikis, čia mes kalbam apie, žinai, nežinau, ten savaitės, mėnesius, metus, tas chroniškas stresas, tai kada jau mes galim daugmaž taip galvot, kad tiek laiko trunkantis stresinis etapas jau gali išsiversti į perdegimo sindromą? Mes neturime pasaulyje, taip drąsiai pasakysiu, sutarto periodo, ar ne kada tiksliai, bet tai gali būti, jau jeigu taip žiūrint paprastai, ar ne, sakykime, nuo mėnesio iki pusės metų trukmės jau tikrai gali pereiti į perdegimą. Aš tik dar galvoju, kad gal dar būtų labai svarbu paminėti prie šito klausimo pirmo, kurį tu uždavei. Taip. Pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžimą, kas tai apskritai yra. Nes dabar irgi rašydama knygą matau, kad yra virš 140 apibrėžimų paties perdegimo. Oho. Taip, tai yra labai didelis skaičius ir dėl to aš manau, kad mes ir Lietuvoje turim daug nesusikalbėjimo, kas čia ar ne, ar čia jau perdegimas, čia pervargau, ar čia šiaip kažkas tai man nutiko, dabar gal čia depresuoju, gal žmonės ir specialistai lygiai taip pat yra labai pasimetę. Aš pakalbinau jau virš 100 specialistų Lietuvoje dirbančių su perdegimu ir aš matau tą pačią tendenciją, kurią mato mokslo pasaulyje. Ten 140 apibrėžimų, o čia iš 100 pakalbintų specialistų 100 apibrėžimų turbūt gaunasi. Tai manau, kad būtų gerai įvardinti. Gerai? Žinoma. Jo, tai mes tik tai 2019 metais Pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžimą gavome ir jisai sako, kad perdegimas yra sindromas, apie tai dar irgi, manau, pakalbėsim, kuris yra suprantamas kaip lėtinio streso darbe, kurio nepavyko sėkmingai suvaldyti pasekmė. Ir čia dabar sustojam ir yra 3 svarbus aspektai. Taip, pirmas svarbus aspektas tai yra, kai sumažėja energijos mūsų lygis ir toks yra kaip išsekimo jausmas. Pavyzdys iš praktikos būtų, kad jaučiuosi nuolat pavargęs ar pavargusi, pavyzdžiui, pamiegojau gerai, laikrodis rodo ar kiti prietaisai, kad viskas yra tvarkoje, ar ne, bet jaučiuosi pavargusi. Atrodo, kad paprasčiausios užduotis, pavyzdžiui, kaip reikia laišką parašyti ar atsakyti, ar ne, ar susitikimą suorganizuoti, iš mūsų atima visas jėgas. Tai va čia būtų toks pirmas požymis, kurį apibrėžia Pasaulio sveikatos organizacija.
Dar, Ugne, noriu pasiklausti vieną dalyką, va čia tu paminėjai, žinai, kad ar laišką parašyti, tai reiškia, kad ar teisingai suprantu, kad perdegimas jau pats sindromas, turbūt kaip liga, galėsim po to apie tai padiskutuoti, yra tada, kai net mažos užduotys reikalauja jau tokių resursų tavo vidinių, kurių tu jau praktiškai nelabai turi, teisingai suprantu? Taip, tu labai gerai įvardinai. Taip. Nes žmonės, iš tikrųjų, čia yra momentas svarbus. Žmonės savo nebando padėti tol, kol atrodo, jau laiško parašymas kaip kritinis dalykas, ar ne? Bet mes turėtumėm atkreipti dėmesį, kad einam link perdegimo daug anksčiau. Laiškas, tai čia yra vienas pavyzdys, ar ne? Bet jeigu šiaip energijos nėra, jėgų nėra, motyvacijos nėra, mus pradeda erzinti daugiau viskas negu įprastai, klaidų tikimybė, netikimybė, o klaidos apskritai didėja, jų kiekis. Tai yra daug tokių momentų, į kuriuos jau turėtumėm atkreipti dėmesį. Ir čia, Ugne, noriu tave turbūt pertraukti, turbūt labai svarbu mūsų klausytėm pasakyti, kad tai, ką tu išvardinai tą simptomatiką, tai turbūt niekas nenustatys tau jokio perdegimo, jeigu tai trunka, nežinau, 1, 2, 3 dienas, gal net pačią savaitę, turbūt, ar ne? Bet jeigu mes pastebim, kad tai jau tęsiasi ilgą laiką, tas, kaip tu sakai, irzulys, kažkokios tai klaidos, kažkokia demotyvacija būtų, tai turbūt jau tada galima sunerimtis. Visiems mums būna visokių, kaip aš kartais sakau, pilnačių, ne? Visą laiką būna visokių ir savaičių, ir dienų, tai tikrai būna ten, sako, visiems tas pirmadienis, žinai, nemalonus yra, bet turbūt reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu tai tęsiasi kurį laiką, tai turbūt ten, nežinau, psichiatrai dažniausiai įvardina, kai kažkoks sutrikimas aiškus vyksta ne mažiau negu 2 savaitės, tai turbūt tu pritartum, ne, kad tas turėtų tęstis tam tikrą laiką, o ne dienomis. Taip, ne dienomis. Ir tada dar pridėčiau šitoje vietoje, kad man labai geras būna pasimatavimas, jeigu klientas sako, kad po savaitgalio aš pailsėjau ir vėl kuo puikiausiai atsistačiau. Ir tai reiškia, kad žmogui dar nieko blogo nėra. Ne, tai visiems, kaip tu sakai, būna tų sunkių savaičių, viskas yra tvarkoje. Bet aš atsistačiau, bet su perdegimu taip jau neveikia, nes po perdegimo mes taip greitai neatsistatome. Tai čia pirmas punktas. Taip, aš jau ir laukiu, žinai, kitų punktų, nes jau tu čia taip įsibėgėjai, aš tave biškį pastabdžiau, tai gerai, vardink, labai įdomu klausytis. Gerai. Tai čia buvo energijos sumažėjimas ir išsekimo jausmas. Tada antrasis aspektas yra toksai padidėjęs psichologinis atitolimas nuo savo darbo arba tokie neigiami, ciniški požiūriai, mintys apie darbą. Čia galėtų būti praktinis pavyzdys toks, kad, pavyzdžiui, buvom entuziastingi, turėjom daug jėgų dėl savo darbo, dėl veiklos, mums labai patiko. Dabar yra sunku rasti prasmę, atlikti net ir kažkokią paprastą užduotį. Ir, pavyzdžiui, galim įsivaizduoti buhalterę, aš sugalvoju buhalterę, kuri anksčiau labai džiaugiasi, kad padeda įmonei tvarkyti finansus, atsako į visus klausimus, o dabar jos mintis yra tokios, kad mano darbas yra beprasmis, tai tik popierių perstumdymas, krūvelių dėliojimas ir panašiai. Tai va čia būtų antrasis aspektas. Toksai tarsi nebematau prasmės iš viso, ne, kažką tai veikti, nueinu, dantis sukandęs padarau dalykus, kuriuos reikia, bet apie kažkokią ten proaktyvę, nežinai, kai būna darbuotojai ten proaktyviai siūlo visokius sprendimus, ta pati buhalterė mato, kad čia galima kažkokią naują buhalterinę sistemą ar kažkokį taip priedėlį modulį prijungti. Tai turbūt žmogui, kuris jau yra perdegimo etape, jau turbūt jau jam neįdomu, nei ten kažkokios jisai stengsis turbūt padaryti tą tokį bare minimum angliškai, ne, kad jau minimaliai kažką, ką reikia dantis sukandęs, o gal netgi to minimalaus nepadarys. Teisingai suprantu? Taip, visiškai gražiai apibūdinai. Taip. Patyręs, girdisi, kad... Ir buvę.
Ir buvę etapų, tikrai taip, tik tais galvoju, žinai, dar tokia mintis kilo galbūt iš šona, kad kartai žmonės klaidingai supranta, ypatingai gal kalbant apie jaunesnę kartą, kad štai toksai perdegimas, jie kartais galvoja, kad viskas čia kaltas yra tik tais darbas ir jau praėjo, štai nežinau, tarkim, kokie metai laiko, ne, čia gaunai referuoja jaunesnę kartą, nes jiems yra mėgėjai keisti darbą po darbo. Ir tame perdegimo etape supranta, kad pakeisiu vieną darbą kitu ir jau bus geriau. Tai dažniausiai turbūt ne darbą reikia keisti, o reikia biškį save pakeisti arba savo požiūrį į darbą, arba pailsėti tinkamai, ar ne, nes turbūt tai gali būti irgi indikacija, kad ne darbas kaltas ir ne pati veikla kalta, o tiesiog tavo galbūt emocinė sveikata jau truputėlį byra ir iš to stengimosi padaryti viską ir būti geriausiu, tu po to, pradedi degti ir galvoja, jau tada velniop, paimsiu, pakeisiu darbą. Tai man atrodo, čia irgi verta kartais atkreipti dėmesį, kad galbūt verta keisti būtent ne išorinius dalykus, o vidinius pas save patį, nes neretai visi didėjai pokyčiai prasideda nuo to. Tai čia toks filosofinis nukrypimas, bet atsiprašau. Ne, bet jis labai geras. Ne, labai geras ir ačiū, kad tai pasakei, ar ne? Ir aš labai tau pritariu. Aš tik galvoju, žinai, kad apie kokių, net čia taip plius minus 60-70% lemia vat būtent tie individualūs dalykai, ar ten perfekcionizmas, ar tai galėsim dar pakalbėti, ar ne apie tai, kas mus veda link to perdegimo. Bet tos vidinės savybės. Bet aš manau, kad dar, žinai, kartais būna labai toksiška ir darbinė aplinka. Ir kartais žmogus save bando keisti, kažką tai daryti, bet jam labai sunku yra ir jisai, jeigu yra mobinguojanti aplinka, tai net sunku ir išeiti iš jos, nes jisai tada galvoja, kad su juo yra kažkas blogai. Tai tikrai yra ir organizacijų, dėja, bet yra arba komandų, labiau gal organizacijos rečiau, komandos. Ar dar labiau vadovų? Vadovų, taip. Taip, kurie, link to perdegimo stumia. Tai aš taip, žinai, anksčiau labai griežtai sakiau, čia viskas nuo mūsų priklauso, bet, aš matau realybėj dabar, kad, ne visą laiką. Daug nuo mūsų priklauso, bet ne visą laiką viskas. Žinai, šiandien užmačiau tokį tą vadinamą memą labai gerą, tai su tavim ir su mielais klausytojais pasidalinsiu, kad pabandysiu perpasakot tiksliai. Tai buvo parašyta, kad net ne tavo psichiatras ir ne tavo gydytojai lemia daugiausiai tavo savijautos, o tavo tiesioginis vadovas. Tai čia tokia, galvoju, karti teisybė, nes iš tiesų, tu su to žmogum praleidi visų pirma labai daug laiko, retais atvejais netgi daugiau negu su savo mylimuoju partneriu bandamiškiais. Ir kitas dalykas, tai jeigu ta aplinka to vadovo kuriama ir kultūra yra kažkokia, tai kaip tu puikiai pavadinai, mobinguojate arba toksiška, tai ko ten tikėtis, tai tu eisi pas tą savo psichiatrą, psichoterapeutą, psichologą, tik tais jau pasiekmių gydytis, o priežastis visai kitur bus. Tai tai tas memas man atrodo toks skaudžiai teisingas, kur, žinai, paskaičiau, galvoju, turbūt teisybė. Tai gerai, grįžkim dar toliau prie to perdegimo, du jau išlukštenom, kas toliau? Taip, tai buvo energijos sumažėjimo ir išsekimo jausmas, padidėjęs psichinis atitolimas, ciniškumas ir trečias yra sumažėjęs profesinis efektyvumas. Tai čia galėtų būti toks pavyzdys, kad, pavyzdžiui, jeigu dirbau greitai, efektyviai, ypatingai, kai būna pradžioje, tai viską padarau, nėra ribų, viską galiu, kiti negali, bet aš galiu, ar ne? Tai dabar žmogus jau pastebi, kad klaidų daugėja, sunkiau yra susitelkti, susikoncentruoti. Darbai, kuriuos darau, jie užtrunka daug daugiau laiko. Ir čia galėtų būti, pavyzdžiui, mokytojų pavyzdys, kai ateina tik tai jauni mokytojai vesti pamokas, tai ruošiasi, daug daro, kuo įdomesnės jas daro. Ir paskui tos arba tie, kurie perdega, naudoja seną medžiagą, nieko nenoriu čia keisti, nieko nenoriu atnaujinti. Man svarbu, tipinė frazė yra išgyventi dieną. Ir viskas. Bet čia yra trečias aspektas, kurį vardina Pasaulio sveikatos organizacija. Ir dar ką jie sako, ar ne, čia galėsim padiskutuoti, kad šitie 3 aspektai turi būti darbo kontekste ir neturėtų būti susieti su kitom gyvenimo sritim.
Bet tačiau. Neina Nežinau, aš atpjauto, ne? Neina atpjauto profesinio gyvenimo nuo asmeninio. taip, nu, bet žinai, man atrodo, tada čia jau išeina tik tai toks žodžių žaismas, dėl to, kad tikrai gali daug įtakos turėti ir šeimininė draugų, nežinau, Taip. artimųjų aplinka, ar ne, gali kiti dalykai turėti ir viskas yra taip susipynę. Tai Pasaulio sveikatos organizacija bando atskirti ir viskas tvarko. Čia manau, kad paskui Maslou, bet eina tokia linija. Bet aš matau, tyrinėdama dabar daug straipsnių naujų, kad yra tikrai ir autizmo perdegimas ir visokie kitokie momentai tyrinėjami, kad šitas terminas yra naudojamas daug plačiau. Bet aš manau, kad, žinai, tokiai teisingumo dėliai dabar taip galim susisiaurinti, bet ateityje manau, kad mes labai plėsim. Jo, aš tai sutinku ir gal irgi čia noriu šiek tiek pareflektuoti, kad turbūt tų perdegimų irgi čia tai, ką Pasaulio sveikatos organizacija įvardina, tai yra turbūt dėl to, kad mesgi turim, jeigu norim ten suklasifikuoti kažkokias tai ligas, simptomus, tai mes turim į lentynėlę sudėti, bet realiai taigi tų perdegimų yra labai įvairių. Perdegimai nuo tarp asmeninių santykių, ne, jeigu turim toksišką porą, perdegimai nuo profesinių kažkokių dalykų, netgi hobiniai perdegimai, tikrai esu kalbėjęs su štai tavo kolegoms, su psichologais, kad būna netgi žmogus, kuris turi kažkokius hobius ir juos labai aktyviai vysto, tai tie, kaip sakant, irgi ateina etapas, kai tu perdegi nuo to hobio ir reikia nuo paties hobio pailsėti. Netgi tokių dalykų būna. O dar grįžtant prie to, kad tu pasakai, noris irgi šiek tiek tokio konteksto paminėti apie tą tokį, kad darbiniai aplinkoje tas perdegimas ir tavo puikus mokytojo pavyzdys, tai aš irgi iš savęs, iš savo patirties puikiai žinau, kad perdegus arba einant į perdegimą visų pirma, kas nyksta, tai tikrai ne tie mechaniniai dalykai, kuriuos tu atlieki, pavyzdžiui, jeigu, nežinau, su visa pagarba vairuoji traktorių, tai gal tu nelabai jausis, kad tu ten prastai tą traktorių vairuoji, bet visų pirma nyksta kūrybiškumas akimirksniu, nes tiesiog emocinė sveikata, jinai nudėja turi tą tokį labai didelį poveikį kūrybiškumui ir matyti retas, kuris, jeigu turi ir kažkokią klinikinę būseną, ypatingai susijęs su nerimastingumu arba depresija, bus labai kūrybiškas. Ir kitas dalykas, tai yra be abejo visi minkštieji įgūdžiai, tai yra bendravimas, tarp asmeniniai kažkokie, net tarp asmeniniai, tarp koleginiai santykiai, kuomet reikia susitarti su žmonėmis, tas pats humoro jausmas irgi yra mano paties psichologas, aš irgi parašiau knygą ir jo vienas iš labai puikių indikacijų, kai jisai vertino mano būklę, aš dar gebėjau šiek tiek juokauti. Tai jisai irgi tą užčiopė ir sako, Almantai, tu dar gebi juokauti, tai čia yra labai labai gera indikacija, kad dar nesi visiškai paskendęs iki dugno, vadinasi, dar galima tave greitai pagriebti ir dar ištraukti iš tų situacijų, nes irgi humoro supratimas ir gebėjimas juokauti irgi yra vienas iš tų tokių, irgi galim turbūt įvardinti irgi, nemažai tyrimų sako, kad darbinėje aplinkoje yra pakankamai svarbus dalykas. Tai visi tie minkštieji tokie įgūdžiai, jie tikrai labai stipriai nyksta, kai eini kažkokio perdegimo arba kažkokios kitos psichinės lygos keliu ir labai tai greitai pasimato. Tai man atrodo išmintingas vadovas arba išmintingi kolegos, aš turėjau visokių patirčių ir labai išmintingų ir baisiai neišmintingų kolegų, tai tie, kurie buvo išmintingi, užgriebė mano tą tokį jau ėjimą į labai stiprų perdegimą pačiu laiku ir sako, žmogau, mes matom, kad tau yra sudėtinga, pats laikas pailsėti. Tai aš labai tokį linkėjimą ir mūsų klausytojams siūščiau, kad gerai yra pažinti savo kolegas, nesvarbu, ar tu esi vadovas, ar tiesiog tam pačiam lygiai su kolega, kaip sakant, darbuojasi, bet jeigu mes kažkokį santykį esam sukūrę ryšį, tai mes galim turbūt pastebėti apie tuos kažkokius tai pokyčius mūsų kolegos elgesį. Ir aš tiesą pasakius dabar ir norėčiau pasiklausti, nes mes turbūt savirefleksiją galim užsimti, kad mes bandysim, dar galbūt grįšim šiandieną prie tos temos užsimti ir stebėti, kada jau mes einam link perdegimo, kada stresas tampa perdegimu, bet o kaip mes galim tai pastebėti kitame asmenyje? Žinai, yra įvairių tokių klasifikacijų, tų etapų apibūdinamų, bet galim galbūt matyti pagal tai, ar ne, kad jeigu pradeda keisti žmogaus elgesys,
Na, jisai buvo, pavyzdžiui, pozityvus, na, neperdėtai, bet, na, prasme, jeigu yra galimybė spręsdavo ir viskas tvarko. O dabar, pavyzdžiui, prasideda pykčio protrukiai kažkokie, tai agresijos protrukiai, ar ne? Nu, čia vienas iš signalų. Gali būti ta pati apatija, ciniškumas, apie ką jau šiek tiek. Net nihilizmas, ne toksai, aš bent jau iš savo aplinko žinau, kad žmonės tokie jau tampa visiški nihilistai, kur jau niekas nebedomina, nieko nesinori ir tuo nihilizmu netgi kartais bandoma užkrėsti kitus, kažkaip bandant ieškant savo kažkokios paguodos, tu dar ir kitus, jeigu esi perdegęs, bandai užkrėsti, bent jau aš esu tokį pastebėjimą padaręs. Taip, ir žinai, su vadovais, kai tenka dirbti, jie sako, kol jie nesupranta, kad čia gali būti perdegimo pasiekmė, sako, va šitas yra darbuotojas, kuris sąraše pirmas link atleidimo jau, žinai, nu, va, jau ieškau, kodėl galėčiau tai padaryti. Bet kai vadovas supranta, kad va, kokios buvo aplinkybės, sakykime, kad buvo labai sunkus projektai, tenai, nu, pamato, kad tai yra perdegimui buvo palanki aplinka ir štai žmogus, po kurio laiko, na, patapo kitoks visiškai, tai jis sako, wow, tai čia visai kiti sprendimai turi būti, net leisto padėti, žodžiu. Tai čia labai labai svarbu suprasti. Jo, mes, man atrodo, einam to sąmoningumo keliu, kad mes jau tikrai turime tų stigmų gerokai sumažėjusių ir kad tos psichinės sveikata jinai dar nėra tapusi analogų somatiniai sveikatai, nes jeigu sulūžo koja, tai visiems aišku, bet jeigu tu sakai, kad žiūrėk, man perdegimas arba kažkoks depresinis epizodas, dar vienas kitas gal kreiviau pasižiūrės, bet žmonės šiaip kuo toliau, tuo atviriau šnekas ir man atrodo irgi organizacijose kartais linkstam, aš irgi pranešimą vienoje konferencijoje skaičiau apie tą psichnaudžiavimą, tokį psichologinį piknaudžiavimą, kur žmonės kartais, jau organizacija pastebiu, kad būna toksai, žinai, atėjau pirmadienį į darbą, netyčia išlėjau kavą ir man jau depresijos epizodas. Tai tokių kartais perlinkimo lazdos irgi būna. Ugne, aš dar noriu, žinai ką, mes čia labai išsiplėtėm ir tikrai šauniai aptariam, kas tas perdegimas yra. Man dabar, žinai, dar toksai rūpi konkretus klausimas. Perdegimas turbūt jau yra klasifikuojamas kaip liga, bet ar galima pasakyti, kad tai yra neklasifikuojamas dar kaip liga? Lietuvoje ne. Yra kai kurios šalis, kurios jau praktiškai pripažįsta beveik kaip ligą, bet Lietuvoje ne. Perdegimas yra diagnozuojamas. Labai konkretus klausimas, tada Ugne. Aš nuėjau pas psichiatrą, o dabar ne pas psichologą, bet pas psichiatrą, į kuo jie skiriasi, tai vienas išrašo vaistus, kitas ne. Ir man psichiatras į mano kortelę, kokią man tada diagnozę įrašys, jeigu jisai supras, kad taip, tau perdegimas, bet nėra ligų klasifikatorių lietuviškam, tai kokią aš gausiu diagnozę? Jis gali, yra kodukas ar ne, bet tai yra ne liga, o sindromas. Nes liga, jinai turi aiškę moksliškai nustatytą priežastį. Nu, ten, pavyzdžiui, bakterijos, virusai, kažkokie genetiniai veiksniai, ar ne? Ir gydytojas į visą tai atsiremia ir nustato. Sindromas tai yra, kaip čia, kartu tokių pasireiškiančių simptomų ir būklių visuma. Tai mes kol kas sakom taip, kad perdegimas nediagnozuojamas kaip atskira medicinė būklė, tačiau jo poveikis gali sukelti ligas, tokias kaip, nu ir tenai galim sąrašą, ten depresija, nerimo sutrikimai, širdies ligos. Tai aš traukiau tau iš liežuvio šitą dalyką, ne? Tai visų pirma turbūt yra psichiatrinės diagnozės, tai yra depresija, nerimas, gali būti abu kartu ir turbūt yra tai, ką tu paminėjai, ir gali būti ir somatinės ligos, kaip ten kažkokie tai širdies ritmo sutrikimai ar ne kažkoks, nežinau, imuninės sistemos, virškinimo sistemos, miego sutrikimai labai dažnai eina irgi. Taip, visi šitie. Ir, žinai, aš manau, čia, kad yra tik tai laiko klausimas, nes, pavyzdžiui, su AIDS, ar ne, iš pradžių irgi buvo sindromas, bet vėliau, tenai, kai išsiaiškino, kas jį ten sukelia, mechanizmą viską, AIDS tapo oficialia liga. Tai man atrodo, kad perdegimas irgi kažkada, iki to nueis, nes kol kas, yra gana sunku mokslinių tyrimų, yra labai daug pabirų apie priežastis, ar ne, kodėl. Bet mes neturim vienos visumos kol kas. Jo, taip, bet kokiu atveju, žinai, turbūt perdegimo
didžioji dauguma simptomatikos tikrai sutaps su kitų psichikos sutrikimų simptomatikos, su ta pačia depresija, su nerimastinga depresija arba tik tais nerimu, nors dažniausiai tai vaikšto kartu šitie draugeliai. Tai turbūt irgi čia koks skirtumas, ar tau bus įrašyta į kortelę perdegimas ar depresija, tik tais turbūt sumanus psichiatras arba psichikos sveikatos specialistas, suprasdamas, kokia konkrečiai yra tavo situacija, paskirs tam gydymą. Ir turbūt ir priėjom prie to gydymo etapo, tai dabar, žinai, ko perdegimas bijo labiausiai, kokia profilaktika, gal nuo to pradėkim. Jo, dabar dar žinai, kad dar šiek tiek mano mintis nuklydo, šiek tiek dar link koks skirtumas, vat kokia diagnozė, šiek tiek man tokia mintis, žinai. Nu, vat yra gal, nes perdegimo paskutinė stadija labai dažnai yra siejama su depresija ir kitom ligom, bet iš principo jos, na kaip eiga gali būti šiek tiek kitokia. Ir radau tokių tyrimų, kurie sako, pavyzdžiui, kad perdegimas dažnai apsiriboja darbo sritim ar ne, depresija aišku plačiau ir kad, pavyzdžiui, perdegimas yra siejamas su mažu kortizolio kiekiu organizme, kas labai įdomu yra, ar ne? Tikrai. Nes kortizolis yra streso hormonas, kas klauso, gal jau žino, kuris kūne padeda kovoti su stresu. O depresija priešingai dažniausiai siejasi su dideliais kortizolio kiekiais. Tai žinai, jeigu mes dar nežinom iki galo visų subtilybių apie perdegimą, bet kai mes jau žinosim ir kuo geriau mes galėsim atskirti, tuo tikslingiau mes tikriausiai galėsime ankstyvose stadijose tiek depresijos, tiek, pavyzdžiui, perdegimo padėti žmogui. Tai čia dar yra daug nežinomo lauko, bet būtų labai, manau, kad ateityje, kaip aiškės, kuo daugiau tyrimų daugės, tuo bus aiškiau viskas. Taip, dar šiek tiek gal reflektuojant, mano viena iš aistrų yra neuromokslas, tai neuromokslas tokiu žiūri labiau hormoniniu gal arba neuro požiūrį į smegenis, tai tuo požiūriu bet kokia psichiatrinė liga yra kažkoks, tai pavyzdžiui, visų pirma galima tik tai spėlioti, kad yra sutrikusi hormonų toksai balansas sutrikęs smegenyse. Tai ne veltui atsirado prieš turbūt daugiau nei 50 metų toksai vaistas kaip selektyvus serotonino reabsorbcijos inhibitorius, kuomet bandoma paveikti vieną iš tų neuronešiklių, šiuo atveju serotoniną mano paminėtų vaistų, bet tai yra vėlgi, mes dar nežinom, ko nežinom, tai yra tik tais bandymai ir kartais pagalvoti, kad smegenyse tu gali paveikti tik tais vieną sritį, nepakenkiant arba nepaveikiant kitų, tai čia turbūt nelabai taip įmanoma, tai turbūt su to perdegimu irgi kortizolis vienas iš hormonų yra ir turbūt klausimas yra, ką jisai rodo, jo padidėjimas arba pamažėjimas kitų hormonų dinamikoj. Nes dažniausiai poveikis yra labai daug toks metus, turim suprast, kad tai yra mūsų smegenys, yra ten labai daug orkestrų, kurie vieni klausosi kitų ir ten labai priklausomai kokią muzikėlę užgros. Tai labai iš tikrųjų sudėtingi procesai, kuo toliau gilinėsi, tuo supranti, kad nėra tas gydymas, kad žinot, kartais galvoja, kad o tai kodėl aš negaliu susileisti į veną kokio serotonino ar ten dopamino, nes negali, nes ne taip viskas vyksta, tai iš pakankamai tikrai sudėtingi. Gerai būtų. Taip, gerai būtų, lengva būtų. Jo, nes tie sintetinami visi neuronešikliai tikrai sudėtingi, ypatingai sudėtingi procesai vyksta, tai dažniausiai būna, kaip sakant, paveikiami ne jis vienas, o dar pakeliui paveikiama ir visa eilė kitokių, dėl to mes turime ir pakankamai nemažai šalutinių efektų. Tai kai bandom vieną gydyti, o turim galybę šalutinių efektų, tai reiškia, kad keliaudamas tas konkretus kažkoksai tai hormonas iki mūsų smegenų, jisai paveikia dar ir kitas dalis, tik tais turbūt gal irgi klausytojams pasakysiu, esu labai skaitęs išmintingą tokią frazę, nes labai bijojau pats psichiatrinių vaistų, nors išsigydžiau visas savo bėdas, tiesą sakant, su jais, tai buvo tas sakinys parašytas, kad pradėjus vartoti vaistus, tikimybė, kad bus labai daug šalutinių efektų yra labai didelė, o vartojant vaistus tikimybė, kad su laikui bėgant beveik visa didžioji dauguma jų išnyks, irgi yra labai didelė. Taip ir buvo, tiesą
tiesą sakant. Pirmos kelios savaitės yra visiškas pragaras vartoti psichotropinius vaistus, bet po to tik tais gerėja ir viskas yra tvarkoje. Tai pirmos savaitės būna labai sudėtingos. Nuklypom visai į psichiatrinės temas. Grįžkime prie profilaktikos. Mes turim likusias 5 minutės. Labai norisi pakalbėti apie profilaktiką ir apie atsistatymą po perdegimo. Tai kokia profilaktika, kad taip neištiktų? Tai atjautos savo, pirmiausia, praktikavimas, ar ne, supratimas, kas tai yra ir daryti tai. Tada manau, kad labai svarbios ribos yra pažinti tas ribas savo, apskritai įsivardinti, kad aš jas turiu, nes ta frazė, kuris sklando sky's the limit, man labai nepatinka. Man irgi ir aš ją girdžiu, žinai, kai kartais užkliūna, tai ir girdi visur. Tai netiesa, mes turime ribas ir kad mes esame riboti, tai nieko blogo. Tai yra žmogiškumo simbolis ir ženklas, viskas tai yra tvarkoj. Tai žodžiu, pažinti tas ribas ir apie jas komunikuoti. Man atrodo, vienas iš didelės išminties ženklų yra suprasti savo ribotumą. Tai man atrodo labai geras išminties ženklas, kad žinoti, ką aš galiu, o dar svarbiau žinoti, ko negaliu. Taip, labai gerai pasakei. Tada perfekcionizmas pasitikrinčiau, nes didžioji dauguma perdegusių žmonių perfekcionistinę asmenybės dalį turi, tai pasižiūrėti, kaip su ją draugauti, ką su tuo padaryti. Čia susidraugauti su savo vidiniu kritiku, kitaip sakant. Ir vidinį kritikų, ir perfekcionistų. Vidinį kritiką išgirsti, kad jisai toksai yra ir mokėt pasodinti šalia, kad jis nebūtų vairuojantis, o jis būtų pakeleivis, ar ne, šalia sėdintis. Tada dar labai svarbu yra paskui jau, kai mes šitus dalykus padarom, tikslai, vertybės, poreikiai, tai visi šitie žodžiai, jie turi gauti prasmę, ar ne, ir turi kažkas atsirasti už jų. Ir tada... Kitaip sakant, kad aš žinau ne tik tais, ką darau, bet ir kodėl tai darau, ne? Taip, kodėl. Ir tada pagrindas – mityba, judesys ir miegas. Irgi pabandyti, pagerinti, pasižiūrėti, kas ten su tuo vyksta. Ir beje, čia irgi vienas iš simptomų labai ryškių, kad jau einam perdegimo link, tai yra miego sutrikimai. Jeigu jau miegas trinka, galbūt tai ne perdegimas, galbūt kažkas kito, bet atkreipkite būtinai dėmesį. Aš visiškai tau sutinku, mano perdegimas prasidėjo nuo visiškai baisios nemigos. Tiesą sakant, visa kita atrodė neblogai, bet nepavykdavo, kas yra nemiga, tai arba nepavyksta užmigti, arba nepavyksta įmigti giliai, arba ryte atsibundi ir supranti, kad atrodo, kad nemiegojai. Toksai jausmas. Taip. Dar, žinai, noriu paminėti empatiją ir simpatiją. Labai dažnai žmonės maišo šitos du dalykus, nes pas mus empatiškų būti yra valio, labai gerai, ar ne? Bet aš tokį negražų pavyzdį pasakysiu, bet tikiu, kad įsimins visiems. Empatija yra, kai mes matom, kad plaukiam laivu, ar ne, ir matom, kad kolega, dėja, bet vemia per bortą, ar ne? Ir empatija reiškia, kad aš vemiu kartu su juo ir negaliu jam padėti. Simpatija reikštų, kad aš matau, jeigu, nežinau, palaikau plaukus, paduodu vandens, ar ne, bet man tas pats nevyksta. Tai empatija yra gera savybė, bet jos, perteklius irgi veda link perdegimo ir negerų pasekmių. Tai pasižiūrėčiau, ar esu ne per daug empatiškas žmogus. Tai čia iš tokių asmeninių savybių. Ne viskas, bet dar, ar ne, su kuo reikėtų padėti. Ir tada pasižiūrėčiau darbo aplinką, kokie yra darbo krūviai, ar yra aiškus tikslai, pareigos, ribos tos pačios, ar konfliktai nevyksta su kolegomis, jeigu vyksta, ar aš kokybiškai jos sprendžiu, ar moku tai daryti, ar atlygis nėra kaip, nežinau, akmenukas bate, kuris nuolat spaudžia ir nereikėtų to peržiūrėti, koks yra balansas tarp darbo ir poilsio. Ar turiu paramą iš vadovų, ir paskutinis, bet pagrindinis turbūt dalykas yra, ar nėra nesutarimo tarp vadovų, organizacijos ir mano vertybių. Čia irgi pasimatuočiau, pasižiūrėčiau. Labai geras šitas, tikrai. Nes viskas gali būti gerai, bet tiesiog šita organizacija su mano vertybėm nieko bendro neturi. Taip, ir tai nereiškia, kad jie blogi, tai nereiškia, kad aš blogas, tiesiog mūsų vertybės skiriasi. Absoliučiai, galim, kaip čia mėgstu tokį pasakymą, mes kaip žemė ir vanduo, ar ne, atskirai esam puikus, bet kartu esam purvas.
Tai vat, kartais verta apie tai pagalvoti. Puikiai, Ugne, bet tikslas buvo sudėlioti taškus ant i, tai man atrodo nuostabiai. Mes čia pakalbėjom ir iš tikrųjų kiekvieną subtemą, kiekvieną metatemą iš to perdegimo čia mes galėtume krapštyti turbūt net ne valandom, o parom, nes iš tikrųjų daug ko suvokti ir daug ko suprasti ir dar daugiau kur parsidarbuoti mums patiems su savim tikrai reikia. Tai aš mėlyjam klausytojams dar tik priminsiu, kad šiandieną kalbėjausi su verslo psichologė Ugnė Juodytė, o prie mikrofono buvo Almantas Dulkys. Ugne, ačiū tau labai ir atsisveikinu su klausytojais iki kitų kartų. Emociniu atsparumu rūpinasi Tele2 verslui.